Be tavęs nebūtų tikriausiai nieko. Taigi, šiandien esu čia interviu pokalbė kartu su mano klientė Rasa, kuri yra mitybos mentorė, kuri gan per trumpą laiką, tai yra per 3 mėnesius nuo 0 perėjo į 13 000 pajamų. Ir šiandien noriu pakalbinti Rasą, kuri pasidalintų savo patirtimi, dirbant kartu su manim. Bet prieš tai noriu trumpai apžvelgti Rasos situaciją, su kokia situacija jinai atėjo pas mane, kokius sprendimus mes padarėme ir kokius rezultatus ji pasiekė per trumpą laiką. Ir toliau jau perėsime prie interviu, kur Rasa pati savo žodžiais pasidalins savo experience dirbant šioje programoje kartu su manimi. Kai Rasa pas mane kreipėsi, ji kreipėsi su šitomis problemomis. Ji turėjo nuostabų produktą, kurį nemokėjo parduoti. Ji pardavinėjo svorio metimo maratoną tuo metu už 25 svarus. Tačiau buvo 0 užklausų, 0 pardavimų, nes neturėjo aiškaus pasiūlymo ir nuspėjamo kliento procesą, bei nežinojo, kaip save parduoti, kas ir įtakoja 0 pardavimų. Iš pradžių pabandė padaryti nemokamą svorio metimo maratoną, į kurį prisijungė 12 klienčių. Vėliau padarė mokamą maratoną už 25 svarus ir prisijungė tik 8 klientės. Kai aš jas paklausiu, kokie yra tavo tikslai, jie sako, bent 2-4 tūkstančius uždirbti būtų gerai. Ir štai, ką mes padarėme proceso metu. Mes pirmiausia išsigryniname, kas yra jos tikslinė auditorija, tam, kad galėtume sukurti stiprų pasiūlymą, kuris atspindėtų vertę ir kurį norėtų pirkti jos klientės. Ir tas pasiūlymas leido įkainoti ženkliai didesnę kainą negu kad 25 eurai. Mes padarėme kelis formatus, tai yra dirbti individualiai ir dirbti grupėje. Ir tas pasiūlymas leido jai pritraukti kokybiškesnės ir geresnės klientės. Taip pat įdėgėme pardavimo procesą, kuriame ji išmoko lengvai parduoti ir jau per 1 mėnesį ji susigrąžino savo investiciją. Ir taip pat išmoko kurti turinį, su kuriuo išmoko pritraukti klientus, kas leido turinio dėka per pirmus 2 mėnesius pritraukti net 70 naujų klienčių. Ir štai, ką mes pasiekėme per 3 mėnesių darbo kartu laikotarpį. Jau 2 mėnesį jie sugeneravo daugiau nei 7 000 svarų. Be reklamos ir turėdami mažiau nei 500 sekėjų Instagrame. Jie išmoko komunikuoti, jie išmoko ištransliuoti savo produkto vertę bei uždaryti pardavimą. Ir žinoma, 3 mėnesį bendra pajamų suma siekia 13 000, kas leido jai išpildyti labai seną savo svajonę, kurią ji galvoja, kad reikės taupyti visą gyvenimą. Ir štai Rasos atsiliepimas, kuris bus prisiektas video gale. Ji džiaugiasi tuo, kad gavo meškerę, su kuria dabar gali pati lengvai žvejoti plačiuose vandenyse. Man labai įdomu emocijos. Pavargus buvau. Aš jau pavargus buvau nuo to trypsėjimo vietoj. Trypsėjimo. Noriu ir vienas kažkoks kursas, antras kursas, ten negaunu, to negaunu, ko noriu, prašau ir negaunu ir manęs negirdi. Tai tas vidinis toksai, kas su manim negerai. Visom pasiseka ir tau ne. Kažką darau, neaišku, ką darau, nieks nepavyksta, ko noriu pasiekti. Pasimetimas, burdakas galvoj, chaos. Burdakas tai ne tas žodis, burdakas. Visur burdakas buvo. Tada pradėjau su tavim, išsimėtė man tie burdakai, tokius stalčiukus, susidėliojo. Tas toksai iš visų tų takelių suėjo vieną kelią ir suėjo tas, kad supratimas, kad aš galiu ir kad man nieks negali paaiškinti, ką aš turiu daryti. Tavo leidimas, tu gali. Tu gali, Rasa. Dabar tai iš tikrųjų labai tvirtai ant žemės. Su tavo ta pagalba atsirado toksai high ticket supratimas ir aš norėjau datęsti tą iki galo ir eiti toliau. Kad aš galiu būti lygiai su tom, kurios tikrai pasiekė, kur verta tavęs tikrai paklausyti. Kai pradėjome dirbti kartu, aš tau konkrečiai pasakiau, reikia daryti tą ir realiai pas mus tokie keli esminiai
Esminiai pokyčiai įvyko, tu supratai, ką tau reikia daryti ir kaip daryti, ir tą darai nuosekliai ir dėl to tu gavai rezultatą. Tu buvai būtent ta klientė, kuri atėjau, pamačiau, padariau ir gavau rezultatą. Tu iš karto taikiai, kas tau buvo sakyta ir gavai rezultatą pakankamai greitai. Greitai, taip. Kalbant apie rezultatą, koks buvo pas tave tas rezultatas, proveržis? Tai apsivertė iš tikrųjų, tai man tas vidinis toksai, man norėjosi ir kažką vat nusipirkti. Leidau savo nuvažiuoti į tikrai prabangią firminę parduotuvę vardinių rūbų. Leidau nusipirkti savo rankinuką, dar nusipirkau piniginę. Atkūrei savo santykį su pinigais. Kas tau labiausiai patiko dirbant kartu su manimi? Struktūrą. Kai tu visą laiką ištrauki iš tos pelkės, pasimeti greitai taip iškart ir klausimus, ir parašai, ir gauni atsakymą, ir ar tai voices būtų, ar tai žinutė. Tu tiek patirties, tu tiek gali pasidalinti, kad, nežinau, knygų neužtektų čia, nei vienos. Čia ant rankų pirštų nesuskaičiuosi. Ir patiko ta energija, ta moteriška, pozicionavimas Instagrame, kad tu ne tik versli, bet tuo pačiu tikslų siekianti. Bet kuom tu dabar labiausiai didžiuojasi? Jeigu kalbėti apie save, tai kad aš nesubirau vienai nesėkmiai, kad aš esu tvirtesnė, tiek charakteriu pasidariau tvirtesnė, atrodo, kad išsilupau vėl iš to, kur buvau prieš tai tokia tvirta ir charakteriu žinojimu, tokia veržli. Aš viena pati to tikrai, kad nebūčiau pasiekus. Tau buvo sunkiausia? Taip, sunku save parduoti. Kaip tu pasakai, esminius, kertinius, keičiančius žodžius, tai tu supranti, pradedi dirbti su savim. Kodėl taip vyksta? Kodėl toksai atmetimas gaunas? Kodėl tu negali pasakyti tie nepametimas? O pastoviai žiūrėjimas, ar teisingai einu, ar ta linkme. Ką išmokai apie savo klientus? Ką tu rezonuoji, tą ir pritraukia. Kokie išoriniai rezultatai, kuriais tu didžiuojasi? Daug tų įvykių. Išsipildė, ką norėjau. Atidaryta individuali veikla. Pati savo bosas esu. Operacijos. Laukiu, nesulaukiu. Antras pokytis. Kita svajonė - kraustytis į Balį. Kiek tau jau pavyko nuo mūsų pradžios uždirbti pinigų? Tai buvo 13. Tai super, tai reiškia, lyginant su prieš tai pajamomis, tavo pajamos gerokai išaugo. Kokie yra tolimesni tavo tikslai? Į Balį išsikraustyti ir pakelti tą kainą. Žinai, mums trukdo įkainoti didesnę sumą, tą savivertės trūkumas. Ačiū už tavo laiką, ačiū už tavo žinias, žinok, esu labai labai dėkinga. Be tavęs nebūtų tikriausiai nieko. Aš esu Rasa, svorio metimo kaučerė. Pas Kristiną atėjau be žinių, kaip save parduoti. Taip, turėjau puikų produktą, bet nežinojau, nuo ko pradėti. Ir kaip tai įvykdyti socialiniuose tinkluose. Netgi neturėjau Instagramo savo sukurto. Buvo bardakas tiek galvoj, tiek visur. Bet įgavusi žinias, tai Kristina man davė meškerę ir aš pradėjau žvejoti. Tai vis dar vyksta procesas, bet aš žinau, kas veikia ir kas ne. Jinai padėjo, jinai veda mane, tai yra stiprus žmogus, kuris pasiekia savo darbu tai, ką jinai rodo ir ką jinai moka. Tai yra puikus pagrindai, jeigu norite pradėti savo verslą ir save parduoti kaip specialistas. Tikrai rekomenduoju, Kristina. Ačiū tau, mieloji.